Sveiki, mano panteriukai, su jumis vėl aš, Amelija, ir atėjau su antra dalimi užrakintas paslaptimis. Nu tai, pradėkim, kur mes sustojam. Tai viskas valgom. Mie, palauk. Kas? Kaip tau pusryčiai? Viskas gerai? Taip, viskas gerai. Tai gerai, sėkmės tau. Mie. Tai Mie, pasimatysim tik tai vakare, nes aš išvažiuoju į darbą. O tai gerai, ir palikti mane su šito išpratėjusiais 4 broliais. Nekalbėk apie mano filmus. Bet gerai, geros tau dienos. Gerai ir jums. Tai jūs jau atsibodot su savo nesąmonėm. Kas čia vyksta? Reikia nueit pažiūrėti. Bernai, jūsų nenervuoja, kad mes jau vėluojam. Aš negaliu savo kuprinę atrast. Nu, Finai dar gražiausia, eik ieškot tą kuprinę. Tu eik ieškok? Ten, kur numeti, ten ir jisai turi būti. Tai gal čia Fitas kažkurį nugabeno. Prie kom čia aš dabar? Nieko neliečiau už savo kuprinės tos. Eik ieškok savo kuprinę. Brolis vadinasi, neprisipažįsta dar. Einat dabar ieškoti savo kuprinės, arba mes pavėluosim ir gausim dvejetus. Gerai jau. Kas čia vyksta? Dar tave šiaip betrūkom. Kas čia vyksta? Į mokyklą ruošiamės, ką nesimato? Nelabai. Pala, aš su jumis eisiu į vieną mokyklą, ar eisiu į kitą mokyklą? Tai aišku, kad į mūsų eisi, kurgi dar? Eik, man rodos, Felicita padėjo tenais uniformą, eik persijunk. Okay. O tu, Finai, varyk ieškot savo kuprinės. Gerai. Gerai, ramiau. Tau sijonėlis biškį man ros per trumpas. O kur mes ten žiūrim? Negurim. Gerai, viskas. Varom, nes mūsų jau vairuotojas laukia ilgai. Viskas, einam. Gerai. Jūs žinot, kad aš per jūsų pamoką vėluoju. Šiaip tai ne tu vienintelis vėluoju, o mes visi. Gerai, viskas. Taip, Finai ir Fitai, 108 kabinetas, man rodos, gamta. Supratom? Taip. Taip. Tau, Tomai, eiti į 118 kabinetą, pas tave lietuvių kalba ir literatūra. Nu, kaip visada. Nu, o man tiesiai. O aš kur eisiu? Kiek tų metų? Man 17. O, tada tau su Tomu. Nu gerai, sėkmingos jums dienelės. Viso geriausio. Taip. Atėjom. Tomai, trečią kartą vėluoji į savaitę.
Aš pati. Tai pavyko. Ką reiškia tai pavyko? Nu tai pavyko, nu ką, vairuotojas ant biškį pavėlavo. Gerai, ačiū, kas pirmirgaitė. Aš naujokė. Man nieks nepranešė apie naujokį. Nu gerai, sės, kad pliaukė. A kur? Tai visų yra laisva vieta, ką tu? Ai, nu gerai. Zamirgaitė, kas tu tokie išvis? Aš esu Mija, sesė Tomo. Kas? Se? Gerai, viskas, kalbų, mažiau kalbų, daugiau darbų. Viskas, dirbam, tai taip, žodžiu. Gerai, viskas gerai. Ai, Gabrielė, a ką mes šiandien be uniformos? Taip gavosi. A taip gavosi? A tu ką be uniformos, Gabija? Irgi taip gavosi. Nu ką jums šiandien gavosi? Ką jūsų tėčiui paskambinti? Nu tai gal nereikia mūsų tėčio čia maišyti. Aha, nereikia. Be uniformas atein. Kad kitą apie pamoką ateitumėt ir persirinktumėte. Bet mesgi neturim uniformą su savimi. Nu ir ką jūs namo persirinksit? Ką? Dar gražiausia. Viskas pamoka. Rašot ramiai ir viskas bus normaliai. Все, viskas rašot. Ei. Tu man? Taip, a tu rimtai Tomas sesė? Nu taip. A iš kur? Nu tai aš netikra sesė. Mane pasiėmė. Gerai. Netikra? Taip. Kas čia reikia? Greit iš klasės jūs abiem. Aš už ką? Nes tu su jie kalbi, greitai einant iš klasės. Gerai, ponė. Tu rimtai jūs sesė? Nu, taip, o kas čia tokia? Nu, tau aišku, gal nelabai pasisekė. O kodėl? Man atrodo, jie normalūs. Nu, nes jie visą mokyklą, sakykim, kaip valdo. Ir jeigu tu jiem kažką ne ką pasakysi, ar dar kažką tokio padarysi, tai jie, nu, žodžiu, tą mažą nepasirodys. Aha, taip aš jų ir bijau. Nu, ne, aš tiesiog pasakiau, nu, nes, nu, taip. Nu, gerai, ką tada jie gali man padaryti? Oi, nu, tai jie gali, tipo, vandenį tave pilti, jeigu tu kažką nepadarysi ir tada visi, kas mokinasi čionais, pradės sakyti puiku. Ir, tipo, kažkas tokio. Tai čia nieko baisaus, džiūsigi. Nes čia vieną kartą buvo viena tokia mergaitė ir ją su ją taip elgėsi ir jinai tiesiog išėjo iš mūsų mokyklos. Užjaučiu jai. Bet tikiuosi su tavim taip nebus, nes tugi jų tipo sakė. Nu tikiuosi, jeigu jie man kažko padarys, aš jiems atgal dusiu. Nu geriau nereikia. Nu jo.
Arba jie gali, tipo, maistą ant galvos išpilti, arba suplėšti kokį megztinį. Visai išprotėjo. Tai buvo su viena mergaitė, irgi vardas buvo Mija, tik jinai irgi čia. Tai žinai, tegu jie eina. Kur eina? Ką tu čia darai? Man šiaip tai kūno kultūra. Pala, bet... A tai kur tai eini, Lukai? Lukai. Pala, paaiškink man, ką tu čia darai vidury pamokos? Mus išvarė iš kabineto, nes kai kas tai surėkė. Nu, dar gražiausia duodi tu sesyti. Man reikia vandens prisipilt. Sėkmės ir tau. Eik tu. Tai tu nuėjai vandens pripilt. Nu, tuoj pripilsiu vandens. Gabrielė, nu tuoj ateisiu, eik. Gerai, Lukai. Šitą, nebestovėk čia vietoj, eik, kur ėjai. Netrukdyk man kalbėti su savo draugė. Visai. Jeigu dar kartą pasakysi, tau maža nepasirodys. Oi, bijau, eik jau. Lukne, viskas gerai? Tai viskas nerealu. Lukne! Lukne! Oi, ha. Einam jau. Gerai. Paparam. O, pamoka baigėsi, niekur nebereikia eiti. Tiesiog puiku. Jo. Ir įsivaizduoju, man sakė, negalima taip rengtis visai jau išprotėmus tą mokytoją. Nekenčiu tos mūsų mokytojas. O, mergaitės, labas. Labas. Ką tu su manim sveikinės? Taip, nežinau. Koks tavo vardas? Mano Mija. Malonu susipažinti. Aš esu Augustas. Malonu susipažinti, Augustai. Augustai, ką tu ten darai? Nieko, tiesiog susipažinom. Nejuokink manęs. Geriau pasivaikščiok kažkur toliau nuo jų. Tu ką su jom kalbėjai? Tiesiog aš norėjau susipažinti. Geriau einam iš čia. Gerai. Tu šiaip tai turi manęs klausyti. Klausyti? Tu ką, visai aš patikamu tai ir darau. Nes aš esu vyresnė. Vyresnė? Kiek? Ant 10 minučių? Ak tu, koks skirtumas? Kas čia per žmogus buvo? Ai, tai mano būnintis draugas. O kas čia per mergaitė buvo? Jų sesė. Supratau. Ei, princesė, gaudai? Tu ką, visai su galva... Ui, galva susitrenkė.
tu net sugauti negali. Visai jau išprotėjai, gaudyk savo kamuolį. Visai jau išprotėjai. Neišprotėjau, tik atgaudaviau. Einam. Gerai. Tu visai išprotėjai. Nieko aš neišprotėjau. Tiesiog jisai nemoka mes teisingai kamuolio. Lukai, einam. Gerai. Pasakyk, kas čia buvo? Aš tiesiog jai su kamuoliu į galvą pataikiau. Tu ką visai išprotėjai? Kada tu taip darai, tai reiškia, kad kažkas tai tau negerai, tau nelabai patinka ar ką. Tu ką visai išprotėjai? Broli, nesugalvok nesąmonių man, okei? Gerai jau. Tėtė, ko tu mus nusprendė iki namų pažiūrėti? O, tiesiog puiku atsirado. Ai, tiesiog atsirado laikas ir nusprendžiau jūs pažiūrėti. Supratau. Taip ir supratom. O, kaip tau pirmą dieną mokykloje? Visai normaliai. Ją pačią pirmą dieną išvarė. Nieko nesakai. Viskas gerai, man patiko. O, nu tai ir puiku, važiuojam. O, berniukai, o jums kaip sekėsi? Normaliai. Ai, nu tada gerai, važiuojam namo. O, Mija, tu atsiradai jau savo draugų. Ar galim mes važiuoti tyloje? Lukai, nu duok man su jūsų sese pakalbėti. Nu viskas, vaikučiai, mes jau atvažiavome. Išeinam. Palauk truputėlį. Kas nutiko, Tomai? Tau nebus gerai. Ką? Aš net nesiruošiau. Gerai, einam. Opa, vėl aš ir vėl stop kadras. Antra serija Užrakintas paslaptimis baigta. Prašau, pafollowinkite mane ir iki kitą video. Bye bye.